Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Senatvė. Neatstumk manęs senatvėje, mano jėgoms senkant, nepalik manęs. 71 psalmė, 9 eilutė. Dovydas maldavo neišsižadėti jo senatvėje. Kodėl jis to meldė? Aplink save jis matė nelaimingus pagyvenusius žmones, nes jų nedėkingi charakterio bruožai metams bėgant dar labiau išryškėdavo. Jei jie iš prigimties būdavo užsidarę ir šykštus, jiems subrendus jie tapdavo dar nemalonesni. Jei jie buvo pavydūs, įžūlūs ir nekantrus, tai jiems senstant šios jų savybės dar labiau išryškėdavo. Dovydas rūpinosi matydamas, kaip karaliai ir kilmingieji, kurie atrodytų turėjo viešpaties baimę savo jaunystėje, jiems senstant tapdavo pavydus savo geriausiems draugams ir giminėms. Juos pastoviai kamuodavo baimė, kad tai buvo savanaudiški motyvai, kurie skatino jų draugus rodyti susidomėjimą jais. Jie įsiklausydavo į nepažįstamųjų patarimus ir užuominas apie tai, ko jie turėtų pasitikėti. Jų nevaržomas pavydas kartais užsiliepsnodavo karščiausia liepsna, nes ne visi sutikdavo su jų netikusiu supratimu. Jų šykštumas buvo baisus. Jie dažnai galvodavo, kad jų vaikai ir artimieji trokšta jų mirties tam, kad galėtų užimti jų vietą, užvaldyti jų turtus ir pasisavinti tą pagarbą, kuri buvo skirta jiems. Kai kurie buvo taip užvaldyti pavydo ir godumo, kad sunaikino savo pačių vaikus. Dovydas taip pat pastebėjo, kad kai kurie būdami pačiame jėgų žydėjime buvo teisūs žmonės, tačiau jiems pasenus atrodo prarasdavo savitvardą. Įžengdavo šėtonas ir vadovaudavo jų protams, padarydamas juos neramiais ir nepatenkintais. Dovydas buvo giliai sujaudintas, senatvės artėjimas jam kėlė nerimą. Jis baiminosi, kad Dievas jį paliks ir jis taps toks pat nelaimingas, kaip ir kiti pagyvenusieji, kurių gyvenimus jis stebėjo ir taps papiktinimu viešpaties priešams. Jausdamas šį susirūpinimą, jis karštai meldėsi: neatstumk manęs senatvėje, mano jėgoms senkant, nepalik manęs. 71 psalmė, 9 eilutė. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.